Marius Ivaškevičius, dramaturgas iš Lietuvos. Ir jeigu nebūčiau dramaturgas, nebūtų ir šitos fantastiškos istorijos. Žodžiu, 2013 metai ir aš gaunu laišką iš Chakasijos nacionalinio teatro. Chakasijos. Lendu į visagalį Google, nes kaip ir liktai pavadinimas girdėtas, bet nedaugiau. Google'as man atsako, kad tai yra autonominis kraštas Rusijos Sibiro pietuose, netoli Mongolijos. Jame gyvena apie 500 000 gyventojų, per jį teka Jenisėjaus upė, sostinė Bakanas. Bet tai dar neįdomiausia dalis. Įdomiausia tai, kad tai yra ne šiaip savo laiškas, o kvietimas man tapti nacionaliniu Chakasų dramaturgu. Nes, kaip rašo meno vadovas teatro, Chakasai neturi profesionalių dramaturgų, tik mėgėjus. Ir jie ieško žmogaus, profesionalų, kuris šiuolaikinė teatro kalba atnaujintų, atšviežintų jų nacionalinius mitus ir vėl tokiu būdu pritrauktų jaunimą domėtis Chakasų kultūra ir kalba. Kaip aš turėjau reaguoti? Aišku, savimėlę paglostytą, bet nebuvau pasiruošęs tokiems radikaliems gyvenimo pokyčiams. Žodžiu, parašiau mandagų atsakymą, kad labai ačiū už tokį pasitikėjimą, pripažinimą. Deja, esu per daug užimtas, būdamas lietuvių nacionaliniu dramaturgu. Ir įsivaizdavau, kad viskas, tuo mano bendravimas su Chakasais pasibaigs, bet paslaptingiai Chakasai nebuvo linkę taip lengvai manęs paleisti. Maždaug po mėnesio aš gaunu naują laišką, dabar jau kvietimą į rugsėjį Chakasijoje Bakanėje vyksiantį Sibiro tiurkų tautų teatro festivalį ir mane kviečia būti to festivalio žiūri savaitį. Čia jau sunkiau atsakyti, nes savaitę tikrai galiu paskirti Chakasijai, kuri taip atkakliai mane beldžiasi. Žodžiu, rugsėjais trumpas skrydis iš Vilniaus į Maskvą, paskui ilgas skrydis iš Maskvos į Abakaną ir paryčiais aš jau ten. Laukiu savo lagamino, oro uostas nedidelis ir matau, kad kažkur laukimo salėje būriuojasi žmonės nacionaliniais kostiumais, vyrai su instrumentais įvairiais, gražuolės su padėklais įvairiais, kurių įvairios vaišės ir taip toliau. Aišku, kad su mumis atskrido kažkoks svarbus asmuo mūsų lėktuvu. Apsidairau, kur tas asmuo, bet visi tokie pakankamai neišsimiegoję, labai vidutiniškai apsirengę ir tikrai netrodo svarbus. Sulaukiu lagamino, einu į tą laukimo salę ir staiga kažkas man šūkteli: Marius, aš linkteliu. Ir orkestras užgroja, sugaudžia visais savo būgnais ir pučiamaisiais. Gražuolės stumdinamusis vos nepuldamas puola prie manęs tais padėklais, kuri, man greičiau atkiš savo vaišes ir aš, patragausiu Chakasų skanumyno ir kumiso, kumelės pieno. Ir prasidėjo vakarai spektakliai, o dienomis nuo pat ryto individualios ekskursijos su geriausiais Chakasų archeologais, istorikais, iš pradžių po Bakanų muziejus, istorijos ir archeologijos, o paskui ir tolimus išvykos į Chakasijos gilumą. Tai, pavyzdžiui, puikiai atsimenu Karalių slėnį, tokia stepė, ramybė, tyla ir milžiniški kurganai, valdovų kapavietės, neaiškios civilizacijos kažkada ten gyvenusios. Paskui dar akmenį, šventą akmenį, tokį šventą, kad visas jis uždengtas stiklinių pastatų ir aplink jį primesta krūvos pliušinių žaislų. Turiu tas akmuo gydo nevaisingumą ir ten jį plaukte plaukia iš visos Rusijos piligrimai, daugiausiai jaunas šeimos, norinčios sulaukti vaikų, ir jeigu jo akmuo jums padeda, grįžta po to ir padovanoja tam akmeniui tokį pliušinį žaislą. Čia gydė man sako, žinot, tas akmuo skleidžia energiją, bet ją jaučia tik patys išrinktieji. Sako, bet gali pabandyti laimę, pridėti ranką prie to akmens. Taip maždaug nepridėti, bet 10 cm atstumu prie jo. Ir aš padarau, ką jis sako, taip pridedu ir jaučiu šimtais adatėlių tą mano ranką bado. Aš atitraukiu, badymas dingsta, vėl priartėju, vėl mane bado. Žiūriu išprausim akimi į savo gydę
ir matau, kaip jinai švyti iš netramdomos laimės, kad maždaug salas akmuo su jo kalba. Va, nu, žodžiu, visą savaitę buvo toks mano, sakykime, eksternų gramzdinimas į hakasų kultūrą. Galima sakyti, bandymas mane persodinti su šaknimis. Va, ir viskas baigėsi tuo, kad jau oro uoste išskrendant man įteikė svarbiausią hakasų epą, sakydami, kad jeigu aš iš to ką nors padarysiu, tai Hakasijos nacionalinis teatras ir visa hakasų tauta bus man labai dėkinga. Nepadariau aš nieko iš to, nes tiesiog nekilo ranka imti ir vartyti svetimos tautos, kultūros, net civilizacijos svarbiausią epo. Bet už tai grįžęs į Lietuvą pusę metų turbūt visiems pasakoju, visus tolams apie Hakasiją, degančiomis akimis tai dariau ir mano visi artimieji buvo rimtai susirūpinę, kad mane ten užbūrė vietiniai šamanai. Bet tai tokia istorija ir jeigu kada nors gyvenime taip atsitiktų, kad mane, kaip mano senelius kadaise, ištremtų į Sibirą, tai aš manau, kad ten nepražūčiau. Eičiau pas savo hakasus ir sakyčiau, kad dabar jau sutinku tapti jų nacionaliniu dramaturgu.